Tai turėjom 2 žirgus, Milką ir Kiutį ir mūsų šuniuką Ają. Žinokit, iš tikrųjų ta ramybė pačio žirgo ir energija, net man pačiai, ar ne, man, kaip aš matau, net, kad net nereikia jo, tu matai, kaip jisai valgo, leidži laiką šalia jo. Tai ir kaip tam tikra meditacija. Aš nemeluosiu, aš jautriai reaguoju į situacijas ir aš ne tiek į situacijas, aš jaučiu. Aš labai daug jaučiu ir man kartais būna sunku tą išjausti ir ne viską, bet man gera tą daryti, aš gera būti šalia, gera dalyvauti, bet tikrai skaudu matyti, ar ne, kad žmonės dar nepatyrė gyvenimo, turi tiek skausmo savy. Taip, kaip mes susitikom pradžioje, ar ne, ir kokia buvo pabaiga, tai labai kaip 2 skirtingi dalykai. Ir aš mačiau, kaip jie džiaugiasi ir kaip džiaugiasi, ar ne, kad dar kartą galės atvykti pas mus terapijai. Ir taip, va tas buvo vau, nes iš pradžių buvo susikaustę, lyg nejauku, ar ne. O po to labai prasilaužė ledai ir tikrai su šypsenom, laimingi ir labai šilti, atvirom širdim vaikai. Jeigu aš galiu duoti, kodėl neduoti, ar ne? Manau, kad žmonės daug geriau gyventų, jeigu jie gyventų vieni dėl kitų, ar ne, jie stengtųsi, o ne kiekvienas pats savo. Tai aš labai norėčiau pasaulį tokį matyti, kad mes vienas būtume kaip vienas didelis komisis, o ne kiekvienas savo atskirai. Šiandien mes su Simona ir Migle pradžiuginom vaikučius sergančius onkologinėmis lygomis. Suteikėm jiem šviesos dieną, laimingą dieną ir tiesiog gerai praleidom laiką. Bet jūsų pagrindinė misija čia buvo? Padaryti gražią atmosferą ir fotosienelę. Buvo iššūkis didžiausias vėjas, bet man padėjo nuostabi kolegė Miglė, tai viskas puikiai pavyko. Reikėjo truputį pastovėti, padirbėti šalia, bet manau viskas buvo puiku. Man atrodo, kad tai yra svarbu ypač, kai tai yra, kaip sakyt, tokioj sferoj, kur yra sergantis, negalintis arba tiesiog sunkią dalią turintis žmonės. Nes jiem tai yra tiesiog džiaugsmas, man yra laimė širdį prisidėti, nes čia yra vaikam toks džiaugsmas, nes jiem gyvenant tokioj sunkioj padėty, aš tai pavadinčiau onkologinė liga, tikrai čia yra didelis darbas, sunkus kelias ir ne visi jį praeina ir aš manau, jiem tokia edukacija čia yra tikrai wow. Aš esu jums dėkinga, kad jūs mane pasikvietėt, kad aš galėjau dalyvauti tokioj puikioj misijoje, kaip sakant. Ačiū, kad esate su mumis. Kartu tampame viena širdimi, kuri keičia pasaulį.